Sveiki, va, čia Cezaris 6. Hilarijus namas, pabaltavo, butas 2+1 10 aukšte, angliškoj sistemoje 10 aukšte. Tikiuosi liftas veiks, tai pasikelsim, pasižiūrėsim. Na štai jau šaligatviai, kad tik liftas veiktų. Fasadas jau baigtas. Liftelės dedasi, liftai yra. Ar veikia? Turbūt reiks lipti. Į 10 aukštą. Pusiaukelė. Turėtų nėra dar, bet bus. Sporto sveikata. Štai lipom ir užlipom. Ne taip jau čia aukštai. Kaip atrodo, esam 10 aukšte, lietuviškam 11. Vaizdas į vidinį kiemą. Čia bus baseinai, restoranai, standartinis projektas. Einam čia, va bus iš kitos pusės miegamasis vienas irgi su išėjimu. Kita pusė. Net jūrą matom. Tenai matom net jūrą. Čia realiai tai koks, nežinau, koks pusę kilometro. Vienas miegamasis. Čia sanmazgas. Ir čia matom kitas miegamasis. Bendras plotas vidaus yra 60. Bus kai kurie baldai integruoti. Bus ir miegamosios spintos, dar kol kas nėra. Terasa 15 kvadratų. Tai bendras plotas 75 kvadratai. Už gerą kainą, geram žmogui gal ir parduočiau. Aplinka dešiniai pusėje senasis Cezaris. Čia dar statysis. Ten jūrą matom. Žiūrėjote video pas mane kanale apie Kiprą. Norėtumėt pakeliauti kartu, nuvažiuoti ar panašiai, kad parodyčiau objektą vieną kitą, ar pastatytoją, ar iš antrų rankų, kaip jūs tik norite ar ne, tai skambinkit man, sakykit, kad domina, pasigalvosim, kada čia galima skristi tenai, keliom dienom tenai nuskristi galima, nebrangiai kainuoja tenai 100 su kapeikom, atrodo, į vieną pusę, ar netgi 80 būna eurų į vieną pusę, ne? Kažkas tokio. Tai va, skambinkit man, jeigu pats negalėsiu, suvesiu su Augiu, Augis, jisai ten filmuoja, jis ten gyvena, jis ten viską žino, vienu žodžiu, tai arba su juo susitiksite, arba su manim susitiksite ir po to irgi su juo. Čia nesvarbu. Esmė tokia, kad jeigu norite, aš tai ar taip ten perku turtą dabar, keliausiu ne kartą, aš ten skrisiu, tai tuo pačiu galiu ir jums